Taigi, mes viskas pasiruošę, aš viską rezervuota penktadienį. Deja ir deivėjai dienos tėjus pavojingos šeimos nebus, amžinai. Geras darbas, Hamanas. Ką aš beje tavęs daryčiau? Ei, ką čia karalienė veikia? Ar pakvietė jau tą? O ne, nemanau, kad taip padariau. Man gerai. Ateik čia, mano brangioji. Nežinau, ar jums kažkas pasakėjo, beje, nekviestas prašyti čia atlauja. Dėl mirties ar tremties? Bet mano karalienė gali mane aplankyti, kada tik nori. Taigi, ko tu nori, pasakyk man, kad ir kas tai būtų, tai tavo. Teitėjų, jau tau patinka karalius, jau tau turiu šią idėją. Ar norėtume, kad teitėjų Hamaną atvažiuotumėt vakarienės šį vakarą? O, argi negražu iš jos pusės? Ji mus kviečia vakarienės. Lažinkitės, mums patinka ateiti. Kuriuo metu nori mus eiti? Ei, pasimatysime 8 valandos. 8 valandos. Pasimatysime vėliau. O tai buvo gražu iš jos. Taip, ji yra prižiūrėtoja. Dabar nesupraskite manęs neteisingai. Pasirodyti nekviestam prieš jo aukštybę yra labai drąsus dalykas. Tačiau pasakyti karaliui, kad jo dešinė ranka yra žebenkštis, yra ypač sunku, o jei jis ją netiki. Na, o jei jis pasiliks, tarkime, kad nėra gerai, kai šalia yra karalienė. Gerai, tai kortelė yra klausimas. Tai klausimas? Oho, padaryk tai lengva. Gerai. Kas buvo jauniausias Jacksonas? Oi, manau, žinau atsakymą. O, ar ne? O, Tito, taip, Tito. Ne, Tito. Ne, Tito. Ne. Aš tikrai maniau, kad tai Toto. Ne, Tito. Ne, Tito. Jūsų didenybė? Tikroji priežastis, kodėl aš tavęs paprašiau šį vakarą, buvo. Taip pat buvo. Kad pažiūrėtumėte, ar norėtumėte rytoj vėl prisijungti prie manęs vakarienės.